Ok, važiavau prie to pastato viršų, kur balkonas yra stiklinis, stikliniam grindim. Taip, einu ieškot, kur čia įėjimas, entrance kažkokį matau. Iki čia šiandien atvažiavau su autobusu, 27 batai ir tada dar 23 batai kainavo man grebas, bet čia jau pasirinkau todėl, kad 23 batai jau atperka karštį. Būtų reikėję kulniuoti 1,5 kilometro ant saulės mieste, ten tarp kitko, kur gyvenu, gal net ne taip karšta. Čia, čia nėra gal centras, aš net nežinau kaip čia, bet čia tų dangoraižių pilna, bet, karšta. Tai dabar bandysiu pakliūti tenais, čia koks liftasgi bus, nereiks gal kulniuoti. Taip, dar čia skulptūrėlė iš daug dramblių. Mama klausė, ar dramblius mačiau. Tie drambliai, aš kaip sakau, spėju, kad yra šitam kapis. Kur nors ten kaime, ten reikia važiuoti. Čia tokių nėra. Jo, einu bandau nusipirkti biletuką. Jo, tai ten buvo patikra, dabar reikia eiti ieškoti, kur yra biletai. Tickets. Okay. Walk in, buy ticket. Okay. Walk in. Gerai, einam biletuką gauti. Šiaip neblogai šiandien, diena gera, buvau pasportuoti. Šiandien jau geriau, vakar tai buvau toksai lūžęs, smigęs. Šiandien atėjau namo, pavalgiau iš karto, pailsėjau. Išėjau iš karto važiuoti, aš apsau savo autobusą. Turėjau būti 12:05, prasidėjau 25 minutės ir buvo labai faina, kada atvažiavo autikas, jau mačiau, kad atvažiuoja ir galvoju, o pažiūrėsiu, kurioje stotelėje išlipti. Aš tik akis nuleidau į telefą, jis pravažiavo. 25 minutės nukeliavo, tai nelaukiau tų 25. Radau kitą būdą, tai kitų būdų atvažiavau su kitu autobusu. Tai dabar eisiu nusipirkti biletėlį ir žiūrėsiu, ką jis čia sakys. Negalima turėti parašiutų. Aš kaip tik šitoj kuprinėje įsidėjęs. Taip gaila, nes turėjau pasiėmęs ir gėlių, galvojau, su balionais. Ir droniuką įsimečiau. Ką padarysi? Tai, šį kartą su parašiutu nešoksiu. Ok, bilietą turiu. Dabar kažkur tai reikia surasti, kur toliau eiti. Aha, entry ticket, ok. Einam toliau. Savadykap. Ok, patikrą praėjau. Bilietukas. 26 eurų kainavo 1000 batų. Bilietuką nežinau, turbūt gal nebereiks, bet dar pasilaikysiu. Laukiam pakilimo. Nežinau, ką čia turėčiau perskaityti. Čia tų čekių tiek pridavė. Makulatūros. Man svarbiausia spintelės kodas. Dabar laukiam. Daugiau turbūt turi mūsų susirinkti. Kaip ir logiška. Liftai 2. Ir kelsime viršų. Laukiam. Iš viso kilsim 15 sekundžių, man jau ausis užgulė. Biškį geriau. Nemelau, dabar jau stabdom. Tai palauksim. Opa. Kaip atrodo Bankokas iš viršaus. Užlipsiu ten, tai bus dar gražiau. Parkas dar vienas.
Bet aš įtariu ne Lumpinį tenais. Sprendžiant, iš kur mane vežė, dabar galvoju. Ne, nelabai panašu. Kažkoks per mažas. Va ten Lumpinė gal. Tas už to rūdo pastatą. Gerai, tai į Lumpinį parką aš paskui eisiu. Planas yra, kad aš pirmą čia, o jau parke pasivaikščiosiu vėliau, tada, o grįšiu, aš sugalvojau tai iš vis taip, kad aš dar paeisiu paskui arba pavažiuosiu su Pirda ir tada varysiu su Skytrainu iki Huamak stotelės, jau trečią kartą Huamake būsiu ir tada iš Huamako aš vėl paimsiu Pirdą ir parvarysiu. Paskutinį sykį iš Huamako aš mokėjau 55. Nu gerai, tai 5. Nu gerai, tai 5 ir parvarysiu. Taip, jeigu neklystu, gal ten irgi buvau, o gal ir klystu. Ne, ten negalėjau būti, nes Lumpiny čionais. Pas juos šventyklų yra labai daug. Vat ten viena matosi, paskui ten dar viena matosi. O aš dabar galvoju, jeigu aš mačiau šitą pastatą, kur aš anas iki buvau? Ai, tą tiltą mačiau, tai aš tenais buvau. Toj, kur Didžiojo kalno šventykla. Ir turėtų vėl matytis. Taip, 75 floor. Gerai, čiuožiam tenais. Taip. Ai, sakiau, bet pažiūrėsiu, kur ta Didžiojo kalno šventykla. Aš tiesiog tiltas atsimenu, kad buvo, nuo jo žiūrint, matėsi man tas gražus tiltas toksai. Thank you. By the stairs. Up. Okay, čia kad nereikėtų. Nelabai aišku supratau, kaip čia reikia. Aš galėjau užlipti. Gerai, įjungsim tinginį šiandien. Galima nelipti. Visa procedūra tokia, reikia pasiimti ant batų, užsidėti bachilus. Taip, tu pasiimsim. 1, 2. Taip, nežinau, čia leis su mano kamera, neleis. Jeigu leis, tai gerai, jeigu neleis, tai, telefonu matau, kad galima naudotis. Tai eisiu su telefonu. Ok. Gerai, einu ant stiklinių grindų. Arba man leis lipti, arba man neleis lipti. Ok, taip. Jausmas keistas. Jausmas keistas, bet ok, perėjau kitą pusę. Galima nusifilmuoti. Kad patikėtumėte, jog aš ant stiklo. Aš tikrai ant jo. Tai va, pasidarysiu dar foto. Jausmas žiūrint į apačią jo, toksai įdomus. Bet, jeigu čia daug žmonių buvo, tai kažkaip tai jaukiau yra. Nes tikriausiai, jeigu jie buvo, tai ir neįgriuvo, tai ir aš neįgriausiu. Ok, pasidarysiu foto, pasidėsiu, pasifotkinsiu ir eisiu ten į viršų atsisėsti. Taip, pasėdėjau, pažiūrėjau, visai nieko. Ai, gerai. Ne, kad visą laiką sėdėti kambarį, tai gerai ir čia. Aišku, aš galvojau, kad čia bus karščiau, bet taip pakenčiamai. Vėjelis prapučia. Tai va, tai jo, čia jokių selfie stikų negalima, tai tiesiog reikia kamerą rankose laikyti. Nesinori čia su vietiniais to bendrauti. Taip, panorama nuo viršaus. Tai va, tai Bankoko dydis, tai kad įsivaizduoti ir čia
na, negaliu pasakyti amžinas kamštis, bet arti to. Tai pabandyk tu vat apriepti visą šitą, nuvažiuoti. Aš čia, o su Daiva vakar šnekėjau, sakiau, čia norint nuvažiuoti iš vieno kampo į kitą, tai turbūt reikėtų, nežinau, gal dienos. Taip, jeigu iš vieno miesto galo į kitą ir dar čia gal, ne, čia jau be jokių gal apžiūrėti. Taip, dabar tas Lumpiny parkas dar reikia susirasti, varysiu jį, bet vėl pasiimsiu grebą. Tingiu aš eiti. Aišku, galima, bet gaunasi, va, kur tas jis ten yra. Aš turėčiau iš čia pravaryti va tenais, va, tada ten. Oi, reikia šiandien papramogauti. Tai va, tai varysiu, pasidėsiu biškį, pailsėsiu, tada varysiu į viršų. O, į viršų, į apačią. Nusišneku jau. Tai va, tai į Lumpiny parką varysiu. Grįšiu namo, reikia sumontuoti vlogą už 2 dienas. Realiai vakar nieko nenorėjau daryti, tai sakiau tą, kur buvau išvažiavęs apsipirkti į miestą, tą vlogą dalį montuosiu šiandien, į vieną sujungsiu viską bendrai, nes čia nedaug ten turėtų gautis. Ir letterbox, Thailand replika. Bandau išsikraustyti iš čia. Nu ką, ateini, pasižiūri, gali kavos kokios išgerti, padaryti klaidą Tailande, jeigu nori, tokiam karštį. Nežinau, kaip žmonės geria kavą čionais. Aš padariau išvadą, kad daugiau kavos nebegersiu. Nes aš jau vakar galvojau, kodėl man taip kalatojas galva ir širdis ir šiandien dašilo, kad grinai po kavos, nes po sporto tikrai taip nebuvo. Man pulsas po sporto buvo nukritęs iki 82, tai normalus man pulsas. Paskui kavos įkaliau, į karštį dar išėjau 109, 110. Ne, jokios kavos daugiau. Vandenukas tik tais, plus elektrolitų pakelis vienas kitas. Apsilankiau, visai nieko, patiko. Šiaip verta buvo, iš pradžių labai abejojau, ar aš čia noriu važiuoti, bet supratau, kad tikrai buvo visai nebloga patirtis. Ir šiaip sakau, įdomiau negu sėdėti vienoje vietoje kažkur tai. Tai dabar einu ieškoti grebo, kažkur tai čia turi jis atvažiuoti pasimti mane. Tai pasiemu ir važiuoju į Lumpiny parką. Tikiuosi, lietus neužlis ir bus viskas gerai. Čiuožiu. Taip, na ką, saulė kokia 38, aš nežinau, čia 4 tikrai. Ne. Jau. Ne, aš, kaip pasakyti,
šiluma viskas okei. Bet tai, vat, kad čia net vėjelis neprapučia, tai va tas, vat, not okei. Nes ten, kur gyvenu, tikrai yra šilta, bet ne taip, kaip pasakyti, kad tvanku būtų. Tai va, atvažiavau į Lumpinį parką, eisiu dabar pasivaikščiosiu, pasižiūrėsiu, pasifotografuosiu. Čia, jeigu gerai atsimenu, yra įkūrėjas parko. Jeigu gerai atsimenu. Jo, aš tas turistas, kuris, tipo, neypatingai skaito ten viską apie tas visas vietas. Tas istorinės dalis, visas detalės. Man gražu pasižiūrėti. Tai va, tai einu pasivaikščioti. Pasivaikščiosiu, tada bandysiu iki to SkyTraino, pažiūrėsiu, kiek čia man iki jo eiti, dairytis. Kas čia per įdomybė šitam jų parke. Čia galima ir daugiau pafilmuoti. Opa, aš jau matau tą driežą. Aš įsivaizdavau, kad jis yra biški atokiau kažkur tai. O šitas, čiuvelis miega, o tas, kitas čiuvelis, o tas, eina. Foto pasidarėm, video pasidarėm, einam toliau. Bet jo, jau jie čia iš pat pradžių sukovo. Čiuvelis ramiai miega, jam kaip ir dzin, tas ten biški prisispaudė, pasislėpė tipo, jo niekas nemato. Gerai, einam toliau. Aš ten kažkokį mažylį mačiau, o ten, nežinau, kamera perduoda ar ne. Ten per visą ilgį tai bus kaip gal mano ūgis. 1,5 metro tai tikrai. Toks atsigulęs guli. O ten plaukiojo tolumoje dar vienas irgi panašus. Tai tas mažylis čia buvo tik tais dėl grožio, pavadinkim. Gerai, einam toliau dabar. Čia tų ežeriukų yra ir daugiau. Okei, reikia po kojom žiūrėti. Tie dideli driežai tai matosi, o tie mažiukai tai žinokit nevelna. Šiaip fainiai atrodo plaukiantis kokosai. Čia kai pas mus būna, žinot, obuoliai voliojasi, kai ruduo. Tai pas juos čia gal kokie kokosai. Mangų mačiau. Vat kaip jums toks draugelis. Va. Čia eini. Ir va tokį pamatai. Va, prašau. Aš tikėjausi tokių mažiukų tik pamatyti. Va, tikėjotės kada nors va tokį monstrą 2 metrų. 1,5 pamatyti. Aš einu ir tik tai mažiukus kelis mačiau. Ir vieną tokį gulintį, ilsintis. Bet kad toks sugalvos įlysti į medį, gerai, pasidžiaugiam, galima eiti.
pasivaikščiau Lumpini parke. Nu, dydžių, žinokit, mūsų, sakyčiau, Vingio parkas yra didesnis. Nu, ilgiau reikėtų eiti. Čia net nežinau su kuo. Nu, sunku palyginti, bet Vilniuje yra gal tokio dydžio parkelių, bet čia parašyta tipo parkas, bet ko čia jo dydis. Huamak parke būsiu šeštadienį, tai gal ten bus didesnis. Šeštadienis turgaus diena. Važiuosiu, reikia lauktuvių nupirkti, pasivaikščioti, tada į parką eisiu Huamak. O šiandien tai įgyvendinau planą. Ryte treniruotę, o po pietų, kaip ir planavau, po pietų į tą dangoraižį pasikelti ir ateiti į Lumpinį parką. Buvo tokia mintis ateiti čia nais. Yra čia tų prekybcentrių, galima čia kai kur irgi pasikelti, užlipti, bet aš nežinau, aš prekybcentrių nelabai mėgstu, tai kažkaip manęs jie netraukia. Netraukia ir tiek. Aišku, Tailandas kur kas yra daugiau nei Bankokas, tai čia aš sėdžiu Bankoke ir vis nesugalvoju, ar man dar pavažiuoti kur nors ar ne. Bet šaliai žiauriai didelė. Ir čia aš įtariu tie pliažai gražus ir tie visi tos salos, tai yra túrai, kur ten plukdo po tas salas. Ten, manau, irgi kažkas tai bomba. Bet aš, kadangi ne visai to atvažiavęs, tai gal dar kada nors gyvenime šitą pusę patrauksiu. Bet jau su šeima norėčiau atvažiuoti. Tai dabar čiuožiu toliau, ieškosiu Pirdos, reikia iki Makasan stotelės. Nors rašo Asoka, aš nesuprantu, čia žinokit, Google šiek tiek grybą pjauna būna. ChatGPT man vienaip rašo, Google'as kitaip, tuoj dar Gemini paklausiu. Ir galiausiai Bolto Drive'as nuveš, kur sugalvos. Tai gerai, tada čiuožiu. Ant Bolto man filmuoti nelabai pavyks. Nekas ten iš manęs tokių filmavimų. Tai einu ieškoti Bolt Drive'o.